pasveikinti, susirinkę, paminėti, prisiminti, pagerbti poetą Robertą Keturakį, jo iš tiesų iškilę aristokratišką asmenybę ir jo kūrybą, kuri būtent ir liudija jį buvus karališkos dvasios, aristokratiškos dvasios žmogų. Turiu prisipažinti nuoširdžiai, kad tada, kada atėjau į Kauno dramos teatrą, man viso labo buvo 30 metų. Robertui Keturakiui buvo 50 metų. Skirtumas didelis tada. 50 ir 70 mažesnis skirtumas yra. Tai žinoma, jis buvo mylimas, jis buvo veiklus Kaune ir Lietuvoje. Jo mylima aktorė buvo Rūta Staliliūnaitė. Rūtos Staliliūnaitės lygimas poetas buvo Robertas Keturakis, jinai buvo ir didelę programą parengusi. Na tai negi mažai Lietuvoje, jau vien Kaune kiek poetų, tai negi stumtelsi garbę aktorę. Ir žinoma, aš skaičiau kitus poetus, kitą poeziją pavasario renginiuose, girdėdavau, skaitant ir ją, ir jį, ir jos kūrybos. Vakarą Roberto Keturakio girdėjau, bet nuoširdžiai sakau, labai dėkoju gerbiamai Živilei, kuri pakvietė mane, kur pritarė gerbiamai direktoriai sprendimui, kad būtų gerai, kad Kochanskytė skaitytų Roberto Keturakio poeziją. Tai labai jums dėkoju, nes aš turėjau atsiversti, aš esu sukrėsta. Aš tiesiog negaliu patikėti, koks jis fantastiškas poetas. Kaip nekeista, pirmiausia, aš atsiverčiau jo prozinius esė. Skaitai ir dar kartą nori sugrįžti prie to paties esė, iš naujo jį skaityti. Kokios ten gilios įžvalgos, kokios pranašiškos įžvalgos. O tada jau pasirinkusi iš būtent jo esė knygų tam tikras ištraukas prozinės, atsiverčiau jo poeziją. Ir dabar štai skaitau, nes mes galvojam apie laiką, kad tilpti valanda 10 minučių, neužtęsti, tai kuriuos eilėraščius palikti, tu dar kartą iš naujo skaitai ir dar kartą iš naujo esi sukrėstas. Tokia poezija, aiškus, yra jo filosofinė poezija. Jos daug negali per vieną kartą priimti, ar ne? Kaip filosofinė mintis kartais išrenka vienos ištaros ir visam vakarui ir nakčiai ir dar ryte tu galvoji apie tą vieną išmintingą sakinį, kurį vienas ar kitas filosofas, vienas ar kitas žmogus, garsi asmenybė pasakė. Tai aš atverčiu šio renginio duris, jo knyga, Robertas Keturakis ir niekad vėlai. Ši knyga yra išleista prieš 20 metų, kada jisai šventė savo 70-ąjį gimtadienį. Taip, kad jisai pats dalyvavo sudarinėjant knygą ir pats parašė prologą, įvadą. Tai aš fragmentus iš to prologo dabar ir norėčiau jums keletą jų paskaityti. Žodis mano eilėraščių skaitytojui, vietoj prologo. Nuo to laiko, kai perrašėte, tai yra perskaitėte šiuos mano eilėraščius, daugiau nei eilutės neparašiau. Eilėraščiams reikia eilėraščių erdvės, eilėraščių laiko, eilėraščių būtinybės sutapimo su mano laiku. Viso to neturėjau. Buvau apgautas belaikės kasdienybės. Ji nenusenka ir viščioji, ji neišvengiama. Ji man patikėta, negaliu jos atiduoti kitiems. Man laimė žinoti, kad atsimenate mane. Štai ir padėka gerbiamai direktoriai ir visai
Kauno rajono viešosios bibliotekos bendruomeniai, kuri mini atsimena Robertą Keturakį. Dabar paplokim ir padėkokim. Taigi, man laimė žinoti, kad atsimenate mane, kad esu bent keliais žodžiais reikalingas, kad esate tvirti ir laisvi. Koks gali būti atlyginimas už pasitikėjimą? Žinojimas, kad ten, kur esate, kur gyvenate, švaru ir teisinga. Kaip šventoriuje atokios kaimo bažnytėlės. Ten galima ir klupoti, ir sėdėti žolyje, ir glaustis nišoje, kur kadaise stovėjo Jonas Krikštytojas. Galima verkti, svajoti, tylėti už save, tarytum už visus. Netikėkite, kad mirtis mus nugali. Tai, ką silpnumo valandą vadiname mirtimi, kaltas skausmas ir kančios arba žmogiškasis prisirišimas prie viendienystės pažadų yra tik gyvenimo būties vingis, už kurio prasideda kitas buvimas. Patinka tai mums ar ne, baisimės tuo, ar viską priimam stoiškai. Man taip pat skirta mažai laiko, bet jau išmokau laiką priimti ne kaip nuosprendį, o kaip neišnaudotų galimybių tankmę. Išmokau atrasti ne kalendorinį laiką, o laiką, kurį išreiškia akimirkos pilnatvė ir reikšmingumas. Jeigu tai yra saviapgaulė, tai ir ją priimu kaip galimybę tikėti lemtimi, kuri paneigia beprasmybę. O vis dėlto man jūsų gaila. Esate gabūs, dosnūs ir geri, pažinę gyvenimą, turintys buvimo religiją, bet kartais elgitės, lyg būtumėt smilkilendri. Gailite savęs, kankinate save, nepasitikite savimi, blaškotės. Kur tas uždavinys, ta idėja, kuri jūs ištiesintų ir vestų lyg jėga, rodantį kryptį tik į vieną žvaigždę? Privalote turėti didelį gyvenimą, nepriklausantį nuo piktos ar geros valios, įtakos, kartais regis nepriklausantį net nuo apvaizdos. Argi mes nesame kūrėjo pagalbininkai, turintys laisvą valią? Niekam neleiskite pasisavinti savo gyvenimo. O jei bandysite, ryšitės bent dalį jo dovanoti, tai vien su įsitikinimu, kad tai gali tapti paskata šviesai. Robertas Keturakis. Labas vakaras dar kartą. Sveikiname jūs visus susirinkus į biblioteką, į poeto, rašytojo, mūsų kraštiečio Roberto Keturakio 90-ojo gimtadienio jubiliejui. Šiandien su mumis yra labai garbūs svečiai, pasidžiaugime. Pas mus atvyko Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jolanta Jankauskienė ir visi garbūs svečiai. Gerbiamas merė, žodis jums. Gerbiama aktorė, Virginija Kupinskytė, mūsų bibliotekos vadovė, mėly ir gerbiami šito vakaro visi dalyviai, Roberto Keturakio gerbėjai ir gerbėjos.
Labai gražu, kad šiandien čia galime būti ir paminėti mūsų kraštiečio, poeto, rašytojo, vertėjo, redaktoriaus Roberto Keturakio 90-metį. Dažnai mėgstu sakyti, kad labai graži tampa kasdienybė, kai jinai kuriama ant tikrų pamatinių vertybių. Tai turbūt nieko nėra svarbiau, gražiau, prasmingiau, kaip pažinti savo krašto istoriją ir žmonės, kurie tą istoriją rašė. Na, o mūsų kraštietis parašė per 20 poezijos knygų, Kulka Dievo akį romaną, kuris vėlgi sako ir liudija, kad jis augo tam tikroje aplinkoje. Ir toje Keturakinėje senelio sodyboje jisai tikrai matė ne vieną šviesų žmogų, tame tarpe ir Joną Basanavičių, matė gražią gamtą ir tas turbūt vis tiek formavo tą žmogų, poetą, kurį mes šiandien prisiminsime. Žinoma, iš to krašto žmonių, jo prabėgusių akimirkų ir istorijų ir gimė eilėraščiai, poezija, susitikimai kaip įvairių politinių įvykių dalyvių, visuomenės, žmogaus. Ir man teko tikrai ne kartą su Robertu Keturakiu bendrauti. Aš jį labai šviesiai prisimenu mūsų Borutos kalnelyje, kur visuomet jam dalyvaujant jauniesiems poetams ir giminėms, ten vyko gražūs susitikimai. Ne kartą turbūt klausėmės pavasario poezijos skaitinių prie literatūros muziejaus Kaune ir kitose vietose. Na, tai buvo nepaprasta asmenybė ir aš tikrai džiaugiuosi, kad likimas lėmė pažinti ir įvertinti šitą žmogų. Jis yra apdovanotas Seime valstybės apdovanojimo, bet džiaugiuosi ir dėl to, kad mes kartu su jumis Kauno rajono savivaldybė įvertinome irgi aukščiausių Kauno rajono savivaldybės apdovanojimo garbės ženklo ordinų. Žinoma, lieka knygos, lieka romanas, lieka gražūs susitikimai ir prisiminimai, bet džiaugiuosi ir dėl to, kad Jonučių progimnazija ir Adomo Vitkaus pagrindinė mokykla palieka ir įkūrė šito žmogaus asmenį ir lietuvių kalbos kabinetus. Tai, manau, yra kaip pagarba, padėka ir Robertui Keturakiui, ir Garliavai, nes jis mėgdavo sakyti, aš esu vietinis, esu garliavietis. Ir iš tikrųjų taip, nes jis baigė tuometę Garliavos vidurinę mokyklą ir yra Garliavos pirmos laidos auklėtinis. Todėl aš šiandien kartu su jumis džiaugiuosi, kad galime būti šią dieną čia ir perversti poezijos ir kitus puslapius, prisimenant šį šviesų, nepaprastą šitam kraštui ir Lietuvai nusipelniusį žmogų. Dėkojame Gabrielai už tokius gražius žodžius. O dabar leiskit pradėti renginį ir pakviestus į šią gražią literatūrinę gimtadienio kelionę. Scenoje dvi kėdės, todėl kviečiu į pirmąją, tai habilituota mokslų daktarė, literatūrologė Inga Daugirdę. Ir
režisierė, scenaristė Virginija Kochanskytė. Diena visiems. Sėdėsim kalbėdamos ir bendrausim. Miela iš tiesų susitikti Garliavoje su jumis visais ir kalbėti apie poetą Robertą Keturakį. Minėti poeto 90-metį. Tik labai gaila, kad šalia mūsų šiandien nėra jo. Nes iki šiol iš tiesų nesitikė, kad poeto nėra. Aš tuo faktu negaliu patikėti iki dabar. Ir toje vietoje, kur aš dirbu, toje mokykloje ir universitete, visur ant sienos kabo Roberto Keturakio portretas. Tai man jis buvo ir yra. Ir mes nuoširdžiai kalbamės iš tiesų kiekvieną dieną. Visų mūsų atmintyje be jokios abejonės išliko didinga kilni asmenybė. Žmogus, kuris sutiktas visada šypsojosi labai nuoširdžią šiltą šypseną ir toks išliko visų mūsų atmintyje. Su poetu susipažinau gan anksti, dar savo vaikystėje, kada su tėveliu ateidavom į kultūros centrą įvairius renginius, kuriuose dalyvaudavo poetas Robertas Keturakis. Mano tėtė turėjo beveik visas jo knygas, daug skaitė ir labai gerbė poetą. O man sakydavo, žinok, kažkada jisai Garliavoj dirbo statybose ir pastatė tą namą, į kurį 71 metais rugsėjo mėnesį mama pagimdžius parnešė mane. Paskui poetas juokdavosi, sako, na va, aš tau pastačiau tavo namą, o tu parašei monografiją apie mane. Tai mes dabar kaip broliai. Tai iš tiesų toks pokštas, bet jis gyvenimiškas, jis toks ir buvo. Kai ateidavau ir žvelgdavau dar mokiniai į poetą, labai gražiai skaitantį savo eilėraščius, iš tiesų sutelkdavusi didžiulės minias žmonių, nes susirinkdavo į jo renginius visa Garliava. Ateidavo bendramoksliai, bendraklasiai, bendradarbiai, daugybė tų žmonių, kuriems jis tiesiog buvo krašto žmogus ir įdomus poetas. Tai jį žvelgdavau su didelė nuostaba, su pasididžiavimu, labai įdomu buvo klausytis ir niekada neįsivaizdavau, kad ateis laikas, kai likimas atves ir pasodins prie bendro stalo. O tas laikas atėjo, nes poetas pradėjo dirbti Vytauto didžiojo universitete, vyriausiųjų leidyklos redaktorium. Ir aš buvau katedros darbuotoja. Mūsų stalas patalpoje buvo didelis, ilgas ir ten mes sėdėjome visi. Ir buvo tikrai labai smagu, po kurio laiko poetas buvo iškeltas į kitą kabinetą ir ten įsikūrė labai patogiai. Pirmiausia, atsinešė didžiulę savo biblioteką iš namų, labai gražią medinę saulėgrąžą, kuri visada pasitikdavo kiekvieną šypsodamasi tokia saulytės šypsena. Ir jeigu kas ateidavo į kabinetą, Robertas Keturakis, pamatęs rūškaną veidą, sako, žmogau, pas mane atėjai, o toks susirūpinęs, pasižiūrėk į saulėgrąžą, nusišypsok, sėsk, tada kalbėsim. Tai tokiom šmaikščiom detalėm pasitikdavo visus. Na, o į darbą jis ateidavo labai anksti iš ryto. 6:30 arba 5:45 jau jis sėdėdavo savo kabinete. Bet jis būdavo atėjęs į darbą per visą Savanorių prospektą pėsčiomis. Mes klausdavom, poetė, kodėl jūs neatvažiuojate? Nu čia dabar sako, taigi nematysi ryto brėkšmos, negirdėsi, kaip sulūžia miesto gamyklų kaminai, negirdėsi, kaip čiulba paukščiai, nieko nematysi, kaip kyla saulė, kaip rytas brėkšta. Aš sako, visada tik pėsčiomis. Tai kada poetė jūs keliatės? 4:30, išgeriu arbatos su medu ir ateinu. Ir jis tikrai ateidavo prisigėręs tų ryto varsų, labai gerai nusiteikęs, labai šiltas.
ir visada aš irgi būdavau ankstybininkė. Ir, na, aišku, ne tokiu laiku ateidavau, bet prieš 8, dažnai paskaitos prasidėdavo vėliau, tai prieš 8 kartais nieko nebūdavo. Ir mes kartu gerdavom arbatą. Arbata būtinai būdavo su medum. Ir visada tie saldainiukai, jo nelaimingi, kuriuos aš atsimenu, tai yra džiovinti obuoliukai. Jisai sakydavo, patys skaniausi ir mėgstamiausi mano saldainiai. Aš nusiperku visokių saldainių, aš atsinešu, pasidedu ant stalo, Robertas Keturakis sako, nu baig, čia kenkia, imk tų mano obuoliukų. Ir visas tas kabinetas iš tiesų visada kvepėdavo džiovintais obuoliukais. Nu ir aišku, ta saulėgrąža visada iškipsas ten žiūri. Aš, kai dabar poeto nėra, aš visą laiką galvoju, kur ta didžiausia jo relikvija, ta saulėgrąža. Nežinau, reikia ieškoti. Na ir sėdėdami tame kabinete, tais rytmečiais, mes labai daug kalbėdavom. Pirmiausia, jis kaip Garliavos krašto žmogus man labai daug pasakodavo apie savo vaikystę, apie savo senolių prosenolių sodybą. Ji buvo statyta XIX amžiuje, toje pačioje vietoje, kur yra ir dabar. Ir jis pasakodavo, kiek daug tas jų namas ir tas sodžius matęs. Ir kai buvo įdomu, kai aš archyvose jau rašydama radau tiek daug įdomių detalių, kad iš tiesų tą sodybą matė Kazį Grinių, Praną Vaičaitį. Ten buvo atėjęs ir Jonas Basanavičius su savo geriausiu draugu Garliaviečiu Kaziu Glinsko. Ten buvo kalbama neabejotinai draudžiamos spaudos temomis ir galima manyti, kad jeigu jie tenai buvodavo, visa šita labai garbinga komanda, tai ten buvo slepiama draudžiama spauda. Nes kogi kito Basanavičius su Glinskų būtų įėjęs į tą namelį. Ilgą laiką, praktiškai iki šių metų rugsėjo, ta sodyba buvo išsaugojus savo autentiką. Tai yra labai unikalu, kada šeima puikiai, visa giminė suvokė, ką reiškia Jono Basanavičiaus vardas. Ir namelis buvo paliktas autentiškas toks, į kokį buvo ir Basanavičius atėjęs. Toje pačioje vietoje 10 stovėjo suoliukas metalinis su gražiu tokiu paklotėliu, kur Basanavičius buvo atsisėdęs. Ir šeima nepakeitė visiškai nieko, nerekonstravo, net audinys, kilimas buvo išsaugotas toks pats. Na, tai yra unikalu nuotraukos ant sienos. Aš matau, galbūt yra ir tokių garliaviečių, kurie yra lankėsi toje sodyboje, dėja atsitiko likimiškai taip, kad jie atiteko dabar kitiems žmonėms ir su visom relikvijom pasibaigė liūdnokai. Jos tiesiog išėjo į nebūtį ir tas Basanavičiaus suoliukas. Aš žinoma verkiau visą naktį, bet nieko nebebuvo galima pakeisti, nes verkti gali, bet jau rasti nebėra kur. Tai poetas man daug pasakojo apie tai. Pasakojo ir apie savo mokslo metus, apie savo mokytojus. Pasakojo apie nuostabų mokytoją Joną Mačiulį, kuris jį brandino kaip asmenybę. Ir jis man sako, tu žinai, kai aš turėjau tokius Garliavos mokytojus, aš tada supratau, kas yra pačios didžiausios gyvenimo mokytojus. Poetas sako, tu įsivaizduoji, mano mokytojas 11 metų laukė iš Sibiro savo mylimosios merginos. Jie buvo labai karšta meilė tarp jo ir jos ir ją išpriėmė į Sibirą. Ir jis nieko kito neieškojo, jis diena iš dienos rašė jai laiškus ir laukė jos grįžtančios. Praėjo ir 5 ir 8 metai ir po 11 metų sulaukė, sukūrė šeimą ir jie labai gražiai nugyveno. Sako, tu supranti, kas tai yra ištikimybė. Tai sako, pagalvok. Žodžiu, jis mane mokė. Paskui labai įtaigus buvo pasakojimai apie jo stebėtus, pokario metus, išgyventus kataklizmus, reminiscencijas, kada sakykime, eidavo namo ir pamatydavo nužudytus partizanus. Ir klausydama visų šitų dalykų, aš supratau, kad man reikia juos užrašyti
Ir aš pradėjau rašyti knygą, bet jam nieko nesakiau. Paskui jaučiau, kad reikia patikslinti faktus, bet ir tada jam nieko nesakiau. Ir tik kai priėjau prie kūrybos dalies, prisipažinau, kad poete, bet ta knyga jau gimė. Ir šiandien aš truputėlį norėčiau tarti keletą žodžių apie tuos momentus, kurie liko už tos knygos puslapių. Pirmiausia, aš labai prisimindama Robertą Keturakį noriu akcentuoti didingą poeto žmogaus laikyseną. Šitą laikyseną aš iki šiol reikiu, kai žvelgiu į Laisvės alėją. Jis kaip sruoga visada joje eidavo lėtai, neskubėdamas, nešdamas didelį portfelį, toks didingas ir didelis. Ir buvo tiesiog nenusakomas jausmas, labai mielas ir stiprus jausmas į Laisvės alėjų susitikti. Tokie atgimimo laikotarpiu man buvo du žmonės, tai poetas ir kunigas Ričardas Mikutavičius, kuris kiekvieną studentą sutikęs ištiesdavo glėbį ir sakydavo, ateik apkabinsiu. Ir Robertas Keturakis, taip pat su tokiu dideliu savo glėbiu, tikra Kauno gyvenimo legenda ir kultūros tradicijų emblema. Galima sakyti, kad jis visa savo veikla buvo neatsiejamas nuo Kauno dvasios, nuo visų kūrybinių aukštumų, kurios tęsėsi dar nuo nepriklausomybės laikotarpio, nuo akademinio pasaulio šurmulio, nuo studentų nuolatinių interesų, tiek gyvenimiškų, tiek kūrybinių. Ir čia man prisimena jau sumanytas poezijos ruduo po Klevų universiteto kiemelyje. Mes turėjome universitete tokį mažą kiemelį ir ten augo klevas. Ir Keturakis sako, bet žinot, akademiniai administracijai sako, reikia tenai pastatyti suoliukus. Na ir aišku, administracija tuoj pat pastatė porą suolelių, ateina Keturakis, ryte sėdi, vakare sėdi, studentų apsuptas, visi jam skaito savo eilėraščius. Ir kiek daug tų kūrybinių sielų, tų praverčių. Keturakio veidas švyti, jis toks laimingas, jis rado su kuo dalintis ir savo eilėraščiais ir kieno klausyti. Be jokios abejonės Robertas Keturakis neatskiriamas nuo žurnalo Nemunas, nuo Santvaro draugijos, nuo daugybės Kauno ir Garliavos mokyklų. Jis daugybėje renginių dalyvavo, kuriuose tapdavo jų dvasia. Ir visada būdavo aišku, kad jeigu į renginį yra pakviestas Robertas Keturakis ir jis ateis, tai to renginio sėkmė yra garantuota. Keturakis mane išvedžiojo po visą Kauną, kurio aš nepažinojau. Aš su juo pabuvau visur ir pogrindiniai spaustuvėje B. Ir jis mane nuvedė į tremtinių sąjungą ir mes ištisas valandas sėdėdavom su Antanu Lukša. Ir Keturakis sakydavo, Antanai, tu išleidai knygą, bet tu tos knygos jai dar nedavei. O vieną kartą sako, žiūrėk, tai čia visa lentyna, kodėl tu jai nedavei iš tų knygų. Jau tas Lukša tiesiog nebeturi kur dėtis, jis jau tiek daug davė, o Robertas Keturakis, bet dar. Ir sako, kas jas parneš? Tai sako, aš tik į stotelės, o paskui tai vis tiek vairuotojas koks ar ką. Na, žodžiu, būdavo tokių šmaikščių dalykų. Labai daug kartų teko rengti renginius universitete, konferencijas, skaityti paskaitas, jis nuolatos ateidavo pas mano studentus ir mes sulaukėm iš Amerikos poetės Eglės Juodvalkės. Keturakis sėdėjo renginį pirmas, kalbino poetę, jinai tada jautėsi labai gerai ir galima apibendrinti, jis buvo Kauno dvasia. Todėl, kai jisai mirė, mano širdį kažkas labai sukirbėjo ir man pasirodė, kad reikia eiti Laisvės alėją pasižiūrėti, po jo mirties joje kažkas turi būti pasikeitę. Kažkas pasikeitė ir aš atėjau į Laisvės alėją ir kaip žvilgsnis driekės tolyn, kažką turi pajausti, kažko nėra. Kažko nėra lyg artimų. Žinot, tokia daina, ar ne? Vienas dalykas dar, kuris man ateina į galvą, kai jį prisimenu, yra tai, kad jam buvo būdinga nepaprasta žmogiška didybė. Bet tokia didybė, kuri kyla iš gilaus supratingumo ir žmogaus paprastumo.
Jis buvo labai jautrus kiekvienam žmogui, labai dėmesingas visiems, kas ateidavo pas jį. Nes kiekviename matydavo tą, kuriam reikia padėti. Ir čia neatsitiktina, visi kolegos žino, kad kai dirbo Nemune, jauni kūrėjai jam užduodavo įvairius klausimus. Nė vienas redaktorius neatsakydavo kiekvienam rašiusiam. Robertas Keturakis atsakydavo kiekvienam rašiusiam ir jeigu šiandien tokie laiškai pas mus grįžtų, mes turėtume dar vieną labai didelę knygą. Visa jo egzistencija liudijo labai aukštą dvasingumą ir vertybinės kategorijas. Ta aukštą buvimo būdą aplinkiniai patirdavo kasdien, net smulkiausiose detalėse. Bendraudamas su poetu visada jausdavai, kad atsiveria kažkokios labai aukštos būties akimirkos ir tas kiekvienas susitikimas yra ypatingas būties atsiverimas. Ir jis pats tuos ypatingus akimirkos pojūčius fiksavo poezijoje, kai jam buvo didysis gyvenimo grožis. Cituoju: siekdamas tikrumo, aš nutolstu nuo išmintingos nuorodos, kad kūryba yra tik ypatinga gyvenimo patirtis. Man kūryba yra pats gyvenimas, sustabdytas kelioms akimirkoms, kad spėtų bent dalį gyvenimo atsivėrimo pajausti savyje. Iš tiesų, kai taip galvoji ir jauti, kai susilieja kūrybos ir gyvenimo plokštumos, išryškėja svarbiausios sąvokos – būtis, nebūtis, jos dėsnių permąstymas, gamta, nuolatinis ritmas, tuštuma, amžinumas ir žmogaus buvimas. Žmogus poetui buvo pati didžiausia mįslė. Jis labai brangino žmogų ir kiekvieno ypatingą unikalumą. Anot jo, mažesnis, didesnis, reikšmingas, nereikšmingas, vertas dėmesio, nevertas. Tokie ir panašūs skirstymai yra ne tik snobizmo ženklai. Greičiausiai čia iškyla neįkesni dalykai, užgesinama šviesioji pasaulio akis. Šopenhauerio citata, kur regi ir pirmiausiai vertini prasmes, o ne visuomeninius statusus ar aukso kiekį. Todėl man visada gera sutikti žmonės, kurių tikrumas yra ne lokajiškas, o giliai žmogiškas. Ir kūryba man yra ne viskas, kas nepripažįsta ribų ir ko negali uždengti kasdienybės dulkėmis. Pavyzdžiui, man kūryba yra duona. Arba vaiko akis, kuriuose šviečia paslaptis, arba stebuklas. Nuo debesio lelijų pienas tekėjo žemė. Arba niekas, kuriame jauti viską. O svarbiausia, poetas teigia, kad tam tikra dieviška kūrybiškumo ugnis glūdi kiekviename, kad bendra tarpusavio komunikacija, gilus ryšys tarp mūsų visų yra daugiausia, ką apskritai galime atrasti vertingiausio visos žmonijos būties istorijoje. Taigi svarbiausia – nepalikti kažko, kas nesuprasta, neatverta, neprakalbinta. Ir eilėraštis vedlių nėra. Kaskart skaudžiau suvokti, kad tiek nesuprastų palieka mano erdvėje, už mano aklaviečių dykynių, nuokainių, kupstų, miglos plieninės žemės okeano. Kas skirta tam, kuris paskutinės akimirkas įžvelgt, kas bus paskyręs, jeigu likučiais lūžčiai priekin irės, vedlių nėra ir niekados nebūna, nes tenai, kur viešpatauja nebylumas, neprakalba akmuo, nesuliepsnoja krūmas. Dėkojame už tokį gražų pranešimą. Dabar pakviesim visus į trumpą muzikinę pertrauką, kaip sakau, pauzę. Mes turime Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos dainavimo katedros 3 studentus. Jie atvyko ne tik iš Lietuvos. Kviečiu į sceną iš Armėnijos atvykusi pianistą vardan Gebekian. O su juo solistė iš Kinijos Čionai, kuri atliks Dalios Kairaitytės dainą Saulė leidžiasi.
šiandien ir toliau keliaujame su literatūrinėmis akimirkos ir, prašau, Gediminą Pakanskį. Rankose knyga, tai sudėtinga žaisti dar su mikrofonu. Kiekvienas poetas, jeigu pažiūrėtume, jo kūryboje rastume eilėraštį, arba kas tai yra poezija, ars poetika, arba kas tai yra poetas. Labai buvo įdomu atsivertus Roberto Keturakio knygą Krintantis vakaro paukštis. Štai eilėraščiai apie poeziją, poeto kelią. 93 metais išleista knyga, prieš 32 metus. Poetui buvo 58 metai. Tai galime pagalvoti, kodėlgi krintantis vakaro paukštis, nebekylantis turbūt, toks būtų, jeigu jau būtų 22 metai, arba bent jau 8, o jau krintantis vakaro paukštis. Tai štai, poezija, kaina. Poezija žiauri. Ji išardys siekimą. Liks vien sienos, kur blaškosi kregždė. Jos skrendanti širdis, kažkur debesyse virš dobilienos. Tai, ko siekiai, kas maudė, kuo springai tamsioj kertėj, kad niekas nematytų, gal buvo išeitis, bet užkaiti langai neišsiilgsta vakaro nei ryto. Tai kaina, per kurią įspės, ko siekėme visi, geri įtūžę, dykumoje arba dugne duobės, atsukę į žvaigždes tamsiausią dvasios pusę. Poezija kelias. Ko tu tikėjais? Žadėjus visiems po karūną. Vieni suniežtėjo, kiti klaupės ant žvirgždo. Poezija kelias, kur gailesčio niekad nebūna. Ir greitai užmiršta. Mes buvom jauni, mes po akmenį ritom altoriui tiesos. Mes visko išsižadėjom, kad žmonės nubudę pagarbintų rytą, kaip tyrą idėją. Bet kelkės laiptus aptraukė, jie slidus, ir šliužų glitumas lyg viršūnės užpylė amžiną miestą. Ir tautos kaip lapai krito, tiesa nusivylė. Kaip mums gyventi, jei žodis netapo kūnu, jei aižėjant veidui beprotiškai linksma. Poezija kelias, kur gailesčio niekad nebūna ir pėdsakai dingsta. Tai jis, kaip žinoma literatūrologė sakė, ar netgi liudija savasias patirtis, bet jeigu prisimintume ištartus žodžius kilnus, kuriuos ištarė literatūrologė, ko gero kilniam žmogui apie save kalbant, tu nesipuikuosi, neaukštinsi savęs. Ir labai įdomus eilėraštis apie kitą poetą. Apie kitą ir per kitą apie esmę poeto pašaukimo. Eilėraštis skirtas šypsosi ir linčia kunigui Ričardui Mikutavičiui. Be jokios abejonės jo siejo gili bendrystė ir štai per kitą jis išjaučia poeto pašaukimą. Tu atpažintas. Bet dabar klausykim ne apie kunigą Ričardą Mikutavičių,
Poetas vis tiek kūrėjas kalba nuo savęs per save. Klausykime apie jį patį, kaip jis jaučia tą akimirką, įkvėpimo akimirką, apreiškimo akimirką. Neišrinktiesiems duoda žodį žvaigždėtas skliautas virš galvos, o tam, kam amžinai atrodo, jog jį net angelas girdės. Žvaigždėtas skliautas priartėja prie ašaros ir prie tylios maldos, kuri visus susieja šviesos stulpe. Tamsoj gėlos prikelk, paguos, užstok, sušildyk, išsižadėk savęs visai, kada širdis tą gelmę girdi, ne sau, o jam tu priklausai, sakai, pabuskit, tyliai šventą ir dangų, ir veidai naktį, tu pašauktas, tu atpažintas, ir per tave mes pašaukti. Robertas Keturakis. Dar kartą kviečiu pasinerti muziką. Į sceną šalia savęs kviečiu Deimantę Bačiulytę. Jie atliks kūrinį Išgirskim Lietuvą, sukurta Galinos Saveinienės.
yra sudėtinga. Atsirinkau ir dabar žiūriu į laikrodį ir galvoju, o ir tą reikėtų, ir tą reikėtų, ir tą reikėtų, ir visko negali, tai tikrai labai labai kviečiu. Na, šiandien jau užsidarė abonementas, bet ryt po ryt, kada užsukite būtinai biblioteką ir pasiimkite Roberto Keturakio knygas. Ir, kaip minėjau, esė knygą, be jokios abejonės, ir apie romaną, apie kurį buvo kalbėta, ir štai namai ant traškančio ledo. Kiek pranašingų tekstų yra, sukrenčiančių, skaudžiai geriančių. Dabar žiūrėkite, Robertas Keturakis, namai ant traškančio ledo, pažiūrėkime į datą. 1996 metai. Prieš 30 metų. Ir dabar pabandysiu sujungti. Laiškas žvelgiančiam iš aukštybių, nedidelis fragmentas. Ir eilėraštis iš knygos, iš kurios skaičiau įvadą, prologą, skaitytojui jo parašyta apie tai, kaip skaityti ir kaip girdėti jo eilėraščius. Taigi, 96 metai. Ar ne apie tai mes mąstome šiandien, tik dar skaudžiau. Taigi laiškas žvelgiančiam iš aukštybių. Šypsodamasis perskaičiau pasažą tavo laiške. Na ką galime skaityti, kad jisai, nežinau, kada turėtume paklausti. Jūsų, kada jisai išeidavo į dialogą su juo, su aukščiausiu, su Dievu. Galbūt anksti ryte, gal dėl to ir keldavosi taip anksti. Dar visi miegodavo ir netrukdydavo jam eiti į susitikimą, vesti pokalbį su juo. Niekas netrukdė išgirsti. Taigi, šypsodamasis perskaičiau pasažą tavo laiške, kur tiek daug priekaištų skirta sumenkusiai, pasimetusiai tautai. Nejaugi tik dabar pamatei, kaip nykiai iš vidaus sugriautas žmogus. Nejaugi tau nežinoma, kad likiminių apsisprendimų metu, likiminių lūžių metu išgelbsti tik idėja iš didžiosios raidės. Tikslas iš didžiosios raidės. Vardan kurio galima gyventi, kentėti ir mirti, žinant, jog taip papildomas prasmingumas. Mes minim 35-osius Lietuvos nepriklausomybės atgimimo metus. Tuo metu mus kas išgelbėjo? Likiminių apsisprendimų metu, likiminių lūžių metu išgelbsti tik idėja. Tikslas, vardan kurio galima gyventi, kentėti ir mirti, žinant, jog taip papildomas prasmingumas. Mūsų tauta jau beveik 1000 metų neturi tokio tikslo. Ir todėl trukome nereik kalkėmis surištas miltainis. Pakalbėk su bet kurio masto inteligentu ar neinteligentu. Visų žvilgsniai ir siekiai ribojasi šiandieną. Ar teko girdėti, kad kur nors, kas nors matytų Lietuvą po 100 metų? Man ne. Čia ir yra visa tragedija. Tai, ką turi nulemti nauja, mūsų nulemia sulopytos
šiandienos nuodraiskos. Mes neturime pranašų. Pabrėžta juodom raidėm. Ir pranašai neišauga turguose, kioskų miesteliuose, pešant nuo paskerstos kiaulės nugaros šerius ar sėjant kanapes. 96 metai. Mes vis aktyviau ir aktyviau sėjam kanapes. Pranašai išauga iki beprotybės nusidriekusiame ilgesyje permainų, gilaus prasmingumo, pasiaukojimo, ramybės, visagalybės, nemirtingumo, tobulumo, laimės. Bet čia man dėlėtų sučiaupti nasus, kad nepasigirstų Jobo aimana. Tegu vietoje kviečių užauga man pusnių, o vietoje miežių erškėčių. Aukščiausiasis, aš tik norėjau atsakyti į tavo klausimą, kas mus suvienys. Ir dar norėjau pridėti, kad mano karta jau baigė atsigulti į molį ir baigė tapti moliu. Kad turėtų į ką atsiremti būsimųjų pranašų šaknis. Štai ir visas mano gyvenimo turinys. Sugrįžtu. Netvirtinkit, jog aš kas mirksnį išeinu. Tai tik šešėliai tolsta ir ištirpsta sausoj kaitroj raibuojančių laukų, kur raibuliuoja sparną nekeliantis oras. Aš sugrįžtu, ten laukiamas esu, ten mano broliai, dar maži ir pasimetę. Jiems pailgo laukti, ten mano tėvas, taip, jaunesnis už mane, jau užmirštas seniai pasako mano vardą. Ir motina ten vis atsisuka į taką, kur tiek sluoksniuojasi takažojus švelnios, ir stovi ten sesuo balta, lyg žydinti vyšnia šarmota. Aš sugrįžtu. Dar vieną dieną išprašysiu meilį, dar kitą dieną išprašysiu priesaikai, o trečią dieną duosite man liekančius paliesti. Ir jau namo. Robertas Keturakis. Ir vėliau. Negražiausiai, kai muzika karnuoja. Dabar neįtikėtina, toks sutapimas. Aš nuėjau į miesto Emanuelio Kanto biblioteką ir paprašiau, ką turi Robertą Keturakį duokit man. Ir buvo ne po vieną, po keletą knygų man ir atrinko. Ir štai viena knyga vadinasi Robertas Keturakis, tik tai akimirkos. Akimirkos vadinasi šis susitikimas. Ir pradžioje, kaip tik žodėje skaitytojų skaičiau, kad jeigu bent akimirką kas nors mane atsimins, tai ir bus mano gyvenimo laimė. Tai jeigu skaitysite tą esė knygą, pirmoji esė skirta Aliai Rūtai. Na taip gražiai pradeda sesuo mergelė, kurią jisai matė iš nuotraukų, iki to susitikimo, kada nuskrido į Jungtines Amerikos valstijas, Kaliforniją, Los Andželes, kada miegojo poeto lovui, kada kalbėjosi su poetu, miegodamas jo lovui. Tai štai, ir aš atsiverčiau štai tą akimirką ir negaliu patikėti, koks sutapimas. Lygiai taip pat kaip tas sutapimas. Šiais metais mes švenčiame ir kunigo poeto, kunigo Ričardo Mikutavičiaus jubiliejinius metus. Bet mes šiais metais švenčiame ir poeto Henriko Radausko
jubiliejinius metus, 135-asias jo gyvenimo metinis. Na kągi, vieną eilėraštį chrestomatinį dabar visi galėsim prisiminti ir pasikartoti. Kitiems ar sau aš nestačiau namų. Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, aš sėdžiu po šakom akacijos baltos, dieviškas į tą šakas užklysta, man ir paukštis čiulbantis ten suka savo lizdą ir skamba medyje melodija, kai aš klausausi jos ir užrašau smėly ir vamzdį paimu ir groju ir dainuoju su vėju ir paukštį ir su medžiu baltuoju ir ūžia debesis nežemiškos spalvos virš tos dainuojančios ir grojančios spalvos. Taigi, akimirka apreiškimo. Apreiškimas, na mes, kad ir tikim to apreiškimo, bet vis tik tai daugiau turbūt galvojam, kad tai, na, iš kokios tai, na, taip iš tikėjimo erdvės, bet daugiau tai pasakau erdvė. Bet kai perskaitai Jotės žodžius, kad tiesa nematoma, jie atpažįstama iš apreiškimų, tai tada supranti, kad tiesa švenčiausios mergelės Marijos Šiluvoje kažkas išvydo. Taigi, apreiškimo momentas, tos šventos akimirkos. Robertas Keturakis, kaip ir Henrikas Varauskas, kitiems ar sau aš nestačiau namų. Man visad tavo namuose ramu. Man tavo namuose net duonos kąsnis už saulių auksą buvo turtingesnis. Ir paprastai išsakė visą būtį, žvaigždė žvelgimas, ašaros kamputį. Jeigu turi knygą rankose, grįžti ir vėl, kol tą atsimėgauji tuo apreiškimu žvaigždės tame ašaros kamputyje. Kodėl nereikia bijoti grožio? Todėl, kad grožį palydi angelas. Kodėl nereikia bijoti meilės? Todėl, kad jį žvelgia kūdikio akimis. Dieną, kai atsisuks pasaulis kaukėtas ir kreivas, ir net alsavimo tau pavydės, neatsiverk savo gelmę praeiviams, ar tiems, kurie nejaus tavos širdies, tarp kasdienybės pilkumos ir švenčių, ir kraujo medžio aušinčių visuos. Paslėpki ašaras, užgniaužki kančią, kad siela neįduotų būsimos šviesos, tarp išdavystės vedamų ir nusivylusių ir prarastų, kurių net angelas nelies. Apglėbki kas trapu, bet tyliai kyla ir tamsa nugalės. Visom galiom įveikti pagundą, sustoti pusiaukelį. Gyvenimo, žodžio, siekio, tylos, nebūties. Visom galiom suprasti. Pasiekus pabaigą atsiveria pradžia be pabaigos. Nežinau, ačiū už viltį, Robertui Keturakiui. Virginija, po
Sameilių renginį Karūnuokim muziką. Paskutinį kartą į sceną kviečiu muzikiniam pasirodymui Emiliją Bogdanaitę, kuri atliks Laimio Vilkončiaus dainą Dėl tos dainos. baigiant šį renginį, turbūt visi mes dėkosime ir mūsų atlikėjoms ir gerbiamai aktoriai ir gerbiamai mūsų Ingai, kuri ne vieną renginį čia surengė. Bet noriu pasakyti, kad Robertas Keturakis buvo nuostabus bibliotekos draugas.
Ir ne vieną knygą mums yra padovanojęs ir įrašęs tokius puikius žodžius. Ir aš jį galiu pavadinti, tai tylios išminties poetas. Visada, kada būdavo renginiai, turbūt ir čia dalyvaujantis prisimena jo tuos žodžius, kurie įstringa visam gyvenimui. Ir tai mūsų turbūt Pafonės krašto žymiausias poetas. Taigi ačiū visiems, kurie čia susirinkot, kurį prisiminėt. Ačiū mokykloms, kur turi savo kabinetus, bet Robertas Keturakis turi savo irgi kampelį gražų būtent bibliotekoje. Tada kviečiu visus pasižiūrėti, skaityti knygas ir visada prisiminti. O dabar dar kviečiu gerbiamą merą, nes jis atvažiavo su puikiom plokštėm. Ir noriu įteikti mūsų svečiams, mūsų prisiminimo dovanas. Kūrybinį mąstymą. Buvimą kartu, mielą žingsnį, ačiū. Tada jinai miega tą ilgą, bet jinai daug parašęs yra apie šitą kraštą ir apie mūsų paminėtą Keturakį. Man be galo smagu, kad šiandien su mumis buvo ir jauni žmonės, kurie iš tikrųjų padėjo tą vakarą, atminties vakarą, tas akimirkas prisiminti, tai iš eilės. Ir, žinot, tos vakaras be sielos, tas sielas tai vedančioji, paplotininkų. Gerai, balsas girdimas. Ir aš labai noriu padėkoti šio renginio, šio vakaro sumanytojams, organizatoriams, šio nuostabaus didžio žmogaus, didžio radimi ir aplamai didelio žmogaus prisiminimą savo kraštiečio. Ir labai ačiū Inga, jums esat rinkimo apdovanota, kad teko taip artimai bendrauti ir daug ir išgirsti, ir pasimokyti. Ir tikrai daug tokių detalių šiandien išgirdome ir mes. Ir ačiū Virginijai, labai ačiū, kad pakvietėt, nes galima sakyti, Robertas Keturakis Garliavos parapija, o gal ir Pažėrų parapija. Virginijos šaknis Davariškių parapija. Tai ką žinėlė? Tai labai ačiū, labai šitas labai geras. Gerbiamas merė, ateikit vis tiek tos nuotraukos reikės bendros narių. Ateikite, kol jūs ateinat įsivaizduot. Labai aš įsiterpsiu, kol jūs nepasakėt, jau baigiama kad labai atsisveikini ir galvoji apie tai, kas buvo. O juk smagiau tiesti tiltus į ateitį, apie tai, kas dar galėtų būti. Tai dabar mes girdėjom, kas buvo ištarta, gal dar viena knyga galėtų būti. Ir kas tą knygą galėtų mums padovanoti, aišku. Tai yra nepaprastai didžiulis darbas, galbūt net ir talkininkų reikia, galbūt ir iš mokyklų kas nors įsijungtų. Kokiu būdu pabandyti surasti tuos laiškus, kurie skrido Lietuvoje, galbūt, aišku, kažkokio išeivijos paprašyti, dar yra spaudos, dar yra internetas, skleisti žinią. Ir kad gerbiama Inga suskristų tie laiškai. Ir taip, kad mes, bet pinigas reikia laiko, ne visi. Už kokių... Už metų, biškį gal, už 2 metų mes susirenkam pristatymę gerbiamos naujos sudarytos knygos Roberto Keturakio laiškai. Paplokime!
gyvenimą turi siekti, kad po bitės bus kažkas skirtas labai tikrai. Prašom, ploja. Taip, dabar mes žiūrim, o kodėl jūs neprisijungėt, pasakykit, kad jūs Jo. O jūs mums paplokit, mes šypsomės. Jau dabar ir sakykit. Gražesniais žodžiais renginio tikrai negalime pabaigti, kaip tik tikintis vėl išvys naują knygą. Taip, Jo, ne, ir dar gražesnių žodžių. Ar ne? Taigi, jeigu kalbam kunigas Ričardas Mikutavičius, laiškas aukščiausiai ir taip toliau. Nu, jeigu būtų klebonas arba kunigas, tai ką jisai pasakytų? Nu, tai jau ir keliaukim su Dievu.